Tai kas tos kojos mes kalbėsime netrukus, bet aišku, visos idėjos turim pripažinti sumanytoja yra profesorė Dalia Giedrimienė. Profesorė, kad pristatyti mes turėtumėm labai daug kalbėti, tikrai didelis indėlis į tikrai gražą universiteto bendruomenį, į universiteto bendruomenės sutelkimą, universiteto ir universiteto ligoninės, turbūt galiu sakyti, gyvenimą, kad tiek mes surinktume mūsų buvusių universiteto ir universiteto ligoninės vadovų, tai čia yra tikrai retenybė. Ir turime dėkoti už tai dalį. Aš labai turiu kartu pasidžiaugti, kad jūsų yra tiek daug šiandien. Turime būti operatyvūs, aišku, norėsime daug pakalbėti, bet daug įžangos nevystydamas kviečiu profesorę pirmam žodžiui. Prašau. Ačiū labai. Nuoširdžiai dėkoju visiems. Labą dieną. Ar mikrofonas veikia? Atrodo, kad balsas girdisi ir jeigu nesigirdės, dar šauksiu garsiau. Šiandieną džiaugiuosi būdama su jumis. Važiavau į šį renginį su virpančia širdim. Beveik taip pat kaip studentė į egzaminą. Ir galvoju, ir kaip aš ten jausiuosi, matydama savo senus draugus, kolegas, nesenstančius bendradarbius, neprarandančius energijos per tiek daug metų. Todėl ir ta knyga buvo tarsi mano gyvenimo dalinai misija arba tęsinys, kadangi ryšys su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu ar buvusią Kauno medicinos akademiją ar institutų niekada pilnai nenutrūko. Taip kad kiekviena kelionė sugrįžimas atgal, tai tarsi papildymas gyvenimo rato. O jisai sukasi labai greitai, kaip jūs žinote. Ir kiekvieni metai pilni netikėtumų ir kiekvieni metai atneša kažką tai naujo, ką norisi patirti. Taigi grįžau į Kauną ir šią knygą pristatymui varčiau savo rankose, žiūrėdama į tam tikrų prisiminimų prasmę. Ir tada supratau, kad vis dėlto knygos turi didelę reikšmę. Ypatingai šita knyga, kuri tarsi atverčia istorijos puslapius atgal. Ir manau, jūs visi paliudysite tą, kad istorija nesustoja šiandien, kad istorija keliauja į priekį. Ir kad knygos puslapiai tarsi gyvi liudytojai jūsų minčių, jūsų prisiminimų, jūsų veiklos ir jūsų patyrimo, kuris per metus ar kitus nesugebėjo išnykti. Taigi, sudedant viską į krūvą, buvo aišku, kad prieš 2 metus, gruodžio mėnesį, kai susitikome, mums reikia tos knygos ir kad mums reikia jos tame pavidale, kad žinotumėm, ne tik kas buvo profesorė Aldona Lukoševičiūtė, bet ką jinai palietė, išugdė, kam jinai perdavė patirtį, kas perėmė tą sunkią naštą ir dabar tebeveža. Man sugrįžus į Kauną visada nepaprastai smagu matyti jaunąją kartą. Ir aišku, aš visai nenoriu būti išbraukta iš tos jaunosios kartos, bet deja, mes turime užleisti savo vietą ir džiaugtis tuo, ką jie pasiekė ir ką jie daro kiekvieną dieną. Taigi, sudarant programą, kurią jūs turite, buvo net sunku įvardinti, kasgi yra tie svarbiausi, kurie šiandieną nori pasidalinti savo patirtimi, savo prisiminimais, ar net įterpti kažką naujo, ką ta knygelė neturi. Nors tą knygelę mes pamatėme tik tai labai neseniai ir jūs ją šiandieną gausite. Jeigu kam reikės 2 egzempliorių, prašykime dekano Andriaus ir jis, man atrodo, mielai sutinka. Mes truputį atidėsime įteikimą, nepradėsime nuo knygelės dalinimo, bet paliksime tam vėliau. Mūsų tikslas dabar – pasidalinti tuo, ką mes praėjome, kad šita knygelė būtų jūsų rankose šiandien. Ir iš tikrųjų, procesas buvo labai įdomus. Netgi knygelės pavadinimą nebuvo taip lengva parinkti. Ir kaip jūs matote, pavadinimas gana ilgas, bet jo tikslas ir yra sudėti tai, kas mums atrodė svarbiausia. Todėl ir pasivadino knygelė profesorė Aldona Lukoševičiūtė, gydytoja, mokslininkė, mokytoja. Ir iš tiesų, mano asmeniniu atveju taip ir buvo. Nuo studentiškų laikų iki pačio jos gyvenimo pabaigos mes buvome ryšyje. Ir tas ryšys buvo įvairiais etapais labai svarbus ir net prisiminimuose sunku buvo išskirti, kasgi buvo svarbiausia.
Kaip ir jūsų prisiminimuose, kartais net sunku pasakyti, kuris prisilietėjimas arba kuris pokalbis ar kuris klinikinis atvejis buvo pats reikšmingiausias. Todėl rašant apie profesorę Aldoną Lukoševičiūtę, kartais būna sunku išrinkti tai, kas yra svarbiausia. Ir man teko parašyti tą įžanginę dalį, kodėl reikėjo tos knygos. Manot, kad tai labai lengva parašyti per 1 ar 2 puslapius sudėti visas mintis? Todėl ir norėjosi, kad kai skaitysite tą knygą, atkreiptumėte dėmesį, kad man ypatingai imponavo jos mokslinė veikla, kuri pasižymėjo inovacijom, ryžtu, užsispyrimu ir noru pasiekti. Mane žavėjo jos žinios, todėl norėjau jų kuo daugiau. Ir be abejo, mane visada žavėjo tas sugebėjimas atiduoti save svarbiausiam tikslui - ligoniui. Ir ligonio sveikata, jo padėties gerėjimas arba net gyvybės išsaugojimas, tai buvo tai, kas buvo perduota mums, ko gero visiems prisilietusiems prie profesorės Lukoševičiūtės darbo, jos klinikinės veiklos ir, aišku, gyvenimo, ypač mano atveju keliaujant į konferencijas ir matant jos norą kuo daugiau sužinoti ir perduoti kitiems. Taigi šiandieną mes turime nemažai kalbėtojų pagal programą, norime kaip visada jūs pripildyti tuo, ką mes išgyvenę, tuo, ką mes patyrę ir tai, kas mums atrodė svarbiausia. Taigi, turite programą, perduodu Andriui toliau ir parašome sekti pagal jos eigą. Tai tikrai noriu prašyti pradiniam žodžiui, žinant mūsų universiteto vadovų užimtumą, aš noriu visgi prašyti, turime šiandien 2 prorektorius universiteto, tai prorektorių klinikiniai medicinai ir turbūt profesorės Aldonos veikla buvo labai susijusi su universiteto ligoninė. Tuo metu gimsta pirmasis kardiologijos skyrius Kaune ir turbūt, jeigu neklystu, ir Lietuvoje. Ir tas pirmasis kardiologijos skyrius, kuriam vadovauja profesorė, todėl turbūt visai pelnytai kviesime profesorių Renaldą Jurkevičių, mūsų universiteto ligoninės vadovą ir gydytoją kardiologą pradiniam žodžiui. Diena, gerbiama profesorė Dalia, dekanė, prorektoriau, gerbiami mokytojai. Nežinau, kai aš jau tikrai nesijaučiu taip jau nusipelnęs, kaip čia dekanas įžangą padarė, bet turėjau tą tokią garbę ir malonumą, kaip jaunas kardiologas nuo 93 metų darydavau širdies ultragarsinius tyrimus mūsų kardiologijos reanimacijai. Ir visi tie infarktai, komplikacijos, visokios ruptūros ir taip toliau. Tie medikų įdomiausi ligoniai ir tekdavo tuos darbus daryti. Ir aišku, kaip jaunam žmogui, mūsų apskritai universitete mūsų mokytojų, tokių kaip profesorė Lukoševičiūtė, kaip terapeutui, profesorius Juknevičius, profesorius Bakšys, tai tokios epochos žmonės, kur mes iš jų mokėmės, iš jų augome. Chirurgai gal turi savo tuos mokytojus, mes terapeutai savo ir profesorė Aldona Lukoševičiūtė, mūsų kaip kardiologų, buvo tas toksai žmogus, iš kurio mes kaip iš žmogaus, kaip iš mokytojo labai daug mokėmės, ne tik tų specialiųjų dalykų, kaip žinom, pradininkė tos defibriliacijos, ritmo statymo tuo būdu, ar fonokardiogramos, ar per stemplinės elektrokardiogramos yra tokių, kaip metodų, kurie dėka jos atėjo į mūsų kliniką, bet turbūt labiau mūsų visus tas žmogus pats imponuoja ir mes iš jo ir iš tų mūsų kitų žmonių labai labai daug mokėmės. Gaila, kad neturime šalia. Smagu labai, kad atsimename ir ačiū profesoriai Daliai, kuri jau čia per nuotolį sugebėjo mus visus suburti.
ir vis atvyksta, tai labai ačiū. Aš tikrai taupysiu visų jūsų laiką ir manau, kad jūs žymiai daugiau turit ką prisiminti, nei aš, būdamas tada dar visai jaunas. Ačiū labai. Ačiū profesoriui Renaldui ir žodis profesoriui Kęstučiui. Vis tiek universitetinę liniją tenka atstovauti, tai nežinau, ar pasiruošė profesorius. Ačiū tikrai. Aš irgi gal noriu padėkoti, kad visi mokytojai susirinkę ir tikrai daugumo yra mokytojai, iš kurių reikia mokytis ir mažiau mokinių. Arba beveik nėra mokinių, kurie čia. Tai man visada, aš irgi gal kaip profesorius Renaldas, aš prisimenu kaip vidaus ligų rezidentas ir tą momentą, kai sakė, Renaldas ištirs kažkaip reanimaciją, aš kažkokį momentą vieną man taip likęs toksai, kad profesorė Lukoševičiūtė yra kažkaip pasakęs, Renaldas, tai kažkaip, ir tą kažkokį žmogišką, tokį šiltą dalyką aš prisimenu, aišku, jau paskui kaip gydytojas turėjau kažkiek labai nedaug ten ryšio. Ir aš vieną dalyką tokį kaip savo pozicijoje ir savo tokios netokios didelės patirties, kiek jūs turit, kad iš tikrųjų, jeigu mes prisimenam mokytojus, tai iš tikrųjų mūsų laukia šviesi ateitis. Tai aš to norėčiau palinkėti, kad ir mūsų himne iš praeitės tavo sūnus tą stiprybę semia. Tai aš apie tai ir norėčiau, kad daugiau išgirsti, negu kažką pasakyti. Ačiū, sėkmės. Labai dėkoju visiems ir aišku abiems prorektoriams už tokią gražią mūsų renginio pradžią, bet mūsų renginys turi dar ir daugiau ypatingų dalykų. Ir mes, kadangi grįšime į istoriją ir grįšime prie knygos, aš norėjau pristatyti ir tą žmonių grupę, kurie buvo ypatingai svarbus. Ne tik tai tą medžiagą surinkant, sudėliojant, pateikiant, bet ir tiesiog suklasifikuojant, kaipgi toje knygelėje mes turime tą viską atlikti. Taigi, sugrįžtant į istoriją, aš pirmiausiai noriu pristatyti mums nepaprastai svarbius žmonės, kurie mus vedė arba mūsų komandą stumė į priekį, kad nesustokite, turime atlikti pradėtą darbą. Ir kaip matote mūsų programoje, aš labai noriu pristatyti mūsų muziejaus ypatingus darbuotojus, kurių indėlis yra toks didelis, kad net nežinau, kokiais skaičiais jie apibūdinti. Taigi, muziejaus direktorius Mekas ir Asta Lignugarienė, jie abudu buvo tie pagrindiniai stulpai, ant kurių mes kažkaip tai suradome tą galimybę sukabinti tai, ką mes turime. Ir jie sudėjo į tokią vientisą ir gražią tos knygos istoriją. Šiandieną jie taipogi dar pasidalins ir archyvuota medžiaga apie Lukoševičiūtę, jos interviu su reporterė, ar tai informacijos pateikėja, kuri buvo užregistravusi tą visą žinią ir vaizdais, kurie buvo fotografuoti jo sodyboje. Taigi, ilgai nelaukusi perduodu muziejaus darbuotojams ir esu nepaprastai dėkinga už jų ypatingą atsidavimą ir darbą. Paplokime jiems. Ačiū. Labai noriu pasidalinti mintimis apie tai, kaip mums sekėsi šitą knygą leisti, dirbti su faktais, su parengta medžiaga. Labai dėkoju visiems, kas parašėt. Vienaip ar kitaip surinkom turbūt per 40 skirtingų autorių. Žinoma, prie to labiausiai prisidėjo profesorė Dalia Gedrimienė, labai talkino Jūratė Vaitekūnienė, bet apie darbą su Jūratė dar šiek tiek vėliau. Aš neatsitiktinai pakabinau tą skaidrę su pagrindiniais profesorės gyvenimo faktais, nes ir galvojant apie tai, kaip sudėlioti tą visą medžiagą, kokia turėtų būti pagrindinė knygos idėja, ką mes norim dėti arba nedėti, tai visi tie biografijos faktai tarsi reikalavo tam tikros tvarkos. Iš pradžių, kai direktorius man pranešė tą džiugę naujieną, kas manęs laukia, tai aš aišku visiškai neapsidžiaugiau. Profesorė Aldona Lukoševičiūtė buvau mačiusi 3 kartus su ja buvau bendravusi. Tuo metu jinai rinko medžiagą apie hospitalinės terapijos kliniką ir buvo atvažiavus pas mus į muziejų pasižiūrėti tam tikrų bylų, medžiagos, kurios aišku mes turėjom.
labai ramiai bendravom, labai išlaikyta. Mano kontaktas su ja man buvo malonus, tiesą sakant, prieš tai profesorė Nijolė Misiūnienė mane perspėjo, kad aš turėsiu reikalų su protu. Taip jinai ir įvardijo, nes, pasakė, kad atvažiuos profesorė, dirbam čia tokį darbą, bet tu ten viską labai ramiai, labai atsakingai padaryk. Visada mes dirbam vienodai su visais, man atrodo, ir ten kažko man tas bendravimas buvo labai malonus su ja iš tiesų. Ir tas mūsų susitikimas tuo fragmentiškai ir baigėsi ir dabar direktorius man praneša tokią džiugę žinią, kad aš čia turėsiu dirbti su ta rengiama knyga. Knyga skirta žmogui, kurį tikrai labai mažai pažinau ir susitikau, pirmas mūsų susitikimas buvo su Dalia profesorė, su Jūratė Vaitiekūnienė, su Edvinu Giedrimu ir turbūt profesorius Navickas dalyvavo jame. Tai kai aš pasižiūrėjau tą pradinę medžiagą, tai tiesą sakant, man buvo nejauku, nes aš esu pratusi dirbti gal daugiau viena su istorinė medžiaga, su archyviniais dokumentais. Ir man tas pirmas jausmas buvo toks, kaip mes čia ką padarysim, nes tai, ką matėm, tai buvo aišku profesorės pagrindiniai biografijos faktai, kuriuos jau buvo surinkęs Edvinas Giedrimas ir aprašęs labai neblogai. Tai buvo profesorės dienoraštis, labai netipinis tekstas, jūs jį matysite, mes įdėjom to dienoraščio dalis į knygos atskirus skyrius, tiesiog pritaikydami prie bendro konteksto. Daug diskutavom apie tai, ar ne, Dalia, ar mums iš viso jį dėti, bet aš sakiau, kitaip mes negirdėsim profesorės balso. Ir man tie tekstai pasirodė labai gražūs. Aš suprantu, kad jinai rašė, juos sudėjo į kompiuterių spausdintą versiją jau gerokai kompiuterio failus, būdama vyresnio amžiaus, bet matyt turėjo savo kažkokius tai pradinius rankraštinius tekstus, prie kurių mes nepriejom. Ne viską dėjom, iš tikrųjų teko atrinkti tai, kas mums atrodė svarbu, bet šitie tekstai labai padėjo sudėlioti jos biografijos pradžią, vaikystės, paauglystės, jaunystės metus, studijų metus, išryškinant, kas jai tuo metu atrodė. O laikotarpis labai įdomus, gimusi 29 metais, ano šimtmečio profesorė, tai visas tas nepriklausomybės laikotarpis, kaip tas vaikas, paauglys, ta jauna mergina, kaip jinai priima tuos istorinius pokyčius visus. Tai buvo tikrai, mano akim žiūrint, tai toks nepaprastai vertingas dalykas. Ir žinoma, paskui jau Edvinas labai padirbėjo gerai mūsų universiteto archyve, tikrai buvo labai nuosekliai peržiūrėtos profesorės asmens bylos. Ir čia jau su tais faktais buvo dirbti šiek tiek lengviau, nes jie mums visiškai taip neblogai dėliojasi. Bet jūs visi žinot, kad profesorė nuėjo tokį labai nelengvą savo karjeros kelią ir jame būta duobių, tokių tikrai gana gilių duobių ir tų atsakymų tikrai nei mes sudarinėdami tą knygą iki galo taip turbūt ir neišsiaiškinom, bet iš tikrųjų bandėm pasižiūrėti rimtai istoriškai, kas gyvyko tais, tokiais juodžiausiais jos karjeros etapais. Ir turiu pasakyti, kad mums tikrai ne viską pavyko atkapstyti, liko tokių labai neaiškių dalykų, į kuriuos iki šiol neturim atsakymų. Tai jūs visi žinot, kad jinai pradėjo savo darbą kaip labai gabi specialistė, jauna specialistė, kuria nepaprastai pasitikėjo hospitalinės terapijos katedros tuometinės vadovybė ir konkrečiai rektorius profesorius Zigmas Januškevičius ir aišku, ir kiti profesoriai tos katedros. Jeigu ne kam kitam buvo sukurtas pirmasis kardiologijos skyrius Lietuvoje, teisingai dekanas ir pasakė, ir paskui ta didžiulė tokia, kaip pasakyčiau, karjeros duobė, visiškai mums neaiški, su daug labai interpretacijų įvairių žmonių, kas ten atsitinka, kad iš tiesų turbūt aišku, kadangi profesorė jau ir jauna būdama, jinai buvo tvirto charakterio žmogus, principingas žmogus, įtampos kilo ir su rektorium tuometiniu, jo labiau jos pasirinktas tas kelias, kad aš pradedu tą defibriliaciją ir vis tik tai nebūtinai aš ten turiu dėl jo su kažkuo tai derinti šitos dalykus. Ir tada man kilo tokia mintis, kad vis tik gal reikia dar patyrinėti, pakapstyti giliau tą katedros archyvą. Aš mačiau, kad KMI visi dokumentai yra Kauno apskrities archyve. Ir nustebau pati, matydama ir vartydama apyrašus, susidūrusi su tokia realybė, kad visų katedrų
pavyzdžiui, posėdžių protokolai yra ir jie yra išsaugoti, išskyrus hospitalinės terapijos. Reiškia, rektoriaus, profesoriaus Zigmo Januškevičiaus katedra, jinai, kaip ir nejautė didelės pareigos, kad tie dokumentai visi būtų išlaikyti, išsaugoti, arba galėjo būti ir visai kita priežastis, kad kažkas konkrečiai nenorėjo, kad jie būtų išsaugoti. Ir tada pagalvojau, kad reikia kapstyti truputį kitaip, kad reikia pasižiūrėti Kauno klinikinės ligoninės, Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės fondą. Ir savo dideliai nuostabai, būtent ir žiūrėdama tuos dokumentus, kurie jau siejasi su ta konfliktinė situacija apie 65 metus, kai profesorė buvo, tuo metu dar ne profesorė, bet jinai reiškia pažeminta jau iš kardiologijos skyriaus vedėjos iki priėmimo skyriaus gydytojos pareigų. Tai prieš tai, vartydama dokumentus, tikrai pamačiau tokius faktus, kurių mes į šitą knygą taip ir neįdėjom. Profesorė dėl tokių įvairių nesėkmių, kurios sėtinos ne su ją pačia, o su tuo, kas darėsi tam kardiologijos skyriui, buvo gavusi 2 griežtus generalinio direktoriaus Petro Jašinsko papeikimus ir vieną tokį negriežtą, vidutinį tokį papeikimą. Iš tikrųjų, tos visos situacijos buvo pakankamai sudėtingos, tai žinoma, dar turint galvoj tą įtampą tarp jos ir rektoriaus, tai matyt visiškai yra suprantama, kodėl jinai staiga patapo eilinė priėmimo skyriaus gydytoja. Ir paskui, kaip sakoma, likimas sudėlioja vėlgi viską į savo vietas ir atsiranda gera pozicija kardiochirurgijos skyriuje Vilniaus ligoninėje. Jinai išeina į ten dirbti ir po to vėlgi matome jos ir tą legendinį atgaivinimą paciento, apie kurį sužino visas pasaulis ir rašo tarptautinė spauda. Jos karjera labai sėkminga. Ir tą paliudija tas faktas, kad labai ją daug fotografuoja Eltos žurnalistai. Nei vieno mūsų profesoriaus kito šitiek jie nefotografavo, mes tų nuotraukų patys neturėjom, pavyko jas gauti šitam Lietuvos centriniam valstybės archyve, jie šitos visus fondus yra išsaugoję ir jūs knygoje matysite fantastinės kokybės sovietmečio gerųjų, garsiųjų tų Eltos fotografų darbus ir labai džiaugiamės visi, kad tos nuotraukos ir taip ir atsigulė ir rado vietą tą mūsų leidinį. Ir žinoma, paskui jos tas grįžimas į Kauną, kai jau jai paliekamas tarsi tas mokslinis darbas, sudaromos galimybės, bet tuo pačiu jinai ir kūrė tą reanimaciją ir intensyvėją terapiją ir tarsi ir tų oficialių pareigų neturi, vėl tokių daug neaiškių situacijų, kaip taip galėjo tarsi būti ir su klinikų archyvu aiškinamės, kas ten užėmė tas pareigas ir kodėl ta situacija tokia susiklostė. Žodžiu, tas sovietmetis jisai turėjo savo atspalvius, turėjo savo problemas. Tai buvo iš tiesų turbūt laikmetis, kai netgi savim pasitikinčiai moteriai ir turinčiai labai tokį gilų intelektą ir supratimą ir žinias ir praktiką, nebuvo labai paprasta ir lengva tam pasaulyje egzistuoti ir gyventi. Ir turbūt profesorė Dalia tai labai puikiai atsimena tuos momentus ir tas visas aplinkybės. O paskui, aišku, jau ateina tas turbūt pasiekimų laikotarpis, tas ramybės laikotarpis, kai jau dabar 50 metų, šiais metais bus ar ne, susikūrė anesteziologijos ir neonatologijos katedra, kuriai vadovauja profesorė ir aišku, tas klinikinis jos darbas ir steigėsi ir intensyviosios terapijos atskiri specializuoti skyriai klinikose. Tai tikrai jos buvo turbūt toksai darbinio pakilimo pats geriausias laikotarpis. Tai be abejo, labai gerai mums padėjo ir aišku, Edvinas Gedrimas sudėliojęs tokius pagrindinius biografijos profesorės faktus. Žinoma, Dalia prisidėjo ir prie to skyriaus ypatingai apie jos mokslinę karjerą, apie mokslinius pasiekimus, pavyko ir patentus visus surašyti ir išradimus profesorės. Tai irgi turbūt atitinkamą svorį knygai suteikia. Ir aišku, mūsų didysis džiaugsmas tai buvo buvusių bendradarbių kolegų, studentų prisiminimai, kuriais jūs mielai pasidalijot. Tik tai dirbdami su Jūrate Vaitekūniene, kuri mums labai daug padėjo, aišku, mes tuos visus tekstus su ja gerokai kupiūravom, turiu prisipažinti, ar ne, nes aišku, neišvengiamai rengiant tokį leidinį,
tekstai kartojasi, dažnai žmonės rašantis prisimena tos pačius faktus arba tas pačias situacijas. Tai iš tiesų mes jau tada darėm taip, kad pasikartojimus mes braukėm, nebepalikom jų, kad nebūtų monotoniška, bet autorių garbiai tikrai turiu pasakyti, kad atsivėrė visai kiti vaizdai labai dažnai, ar ne, vieniem vieni momentai, kitiem kiti, tai tas bendras darbas, aš manau, davė labai tokių gerų vaisių. Na, žinoma, niekam nepavyksta padaryti tobulo, išleisti tobulos knygos, parašyti tobulo mokslinio darbo. Tai aš manau, kad bus labai daug atsiliepimų ir po to, kai jūs peržiūrėsit ir perskaitysit tą knygą, labai prašyčiau ar profesoriai Daliai Gedrimienei, ar man asmeniškai irgi tas pastabas išsakyti. Tai mums bus labai gera gyvenimiška patirtis. Na, o visiems linkiu pasidžiaugti šitą knygą. Tikiuosi, kad turėsit didžiulį malonumą. Dar labai norėčiau padėkoti leidybinės grupės žmonėm, bet nelabai aš jų čia matau, kad gaila, kad jie nedalyvauja šitam pristatyme. Iš tiesų turiu pasakyti, kad ir su leidybos grupe buvo labai malonu dirbti ir bendradarbiauti. Ir turbūt dar labai norėčiau padėkoti žmogui, kurio irgi nematau auditorijoje, tai profesoriai, prorektoriai Vaivai Lesauskaitei. Ir pasakysiu kodėl, nes iš tiesų jausdami, kad jinai gali būti tuo geruoju kritiku jau šitos parengtos knygos, mes tokiu bendru sutarimu nutarėm, kad jos prašysim recenzuoti leidinį būsimą. Tai tikrai profesorė pasižiūrėjo į šitą darbą nepaprastai atsakingai, atidžiai skaitė, ilgai diskutavo, su manim tikrai ilgai diskutavo dėl kai kurių vietų, padarė tam tikrų pastabų. Ir aš galvoju, va to bendro darbo dėka turbūt to leidinio kokybė iš tikrųjų jinai, pagerėjo. Tai labai gaila, kad prorektorės šiandien nėra, bet galbūt kas nors galės perduoti jai tuos nuoširdžius padėkos žodžius ir jai padėkoti. Tai ačiū uždėmesį, manau, kad ir muziejaus direktorius dar taip pat turės savo tokių įdomių įspūdžių apie tai, kaip čia mums sekėsi dirbti. Atrodo, labai natūraliai pereina į jūsų rankas. Tikiuosi. Štai keletą norėčiau tokių dalykų pasakyti, kurie man atrodo labai svarbus. Tai visą laiką tokiais atvejais prisimenė Justino Marcinkevičiaus, tą baltą ir juodąjį metraštininką. Yra faktai ir yra žmonės. Ir kartais tų faktų negali paaiškinti, nežinodamas, kas dėjosi. Ir tuo metu dar sovietinis laikotarpis, kai yra gyvenimas ir oficialus gyvenimas. Ir oficialus gyvenimas, tai tu rasi jį užfiksuoto, o neoficialiai kas vyko ir tas tikrasis gyvenimas, kol yra gyvi žmonės prisimena, tvarkoja, po kiek laiko jaunimas jau žiūri ir sako, taigi buvo baisiai nuobodu, tai kaip, ir tas buvo, tai tikrai dalykai labai keičiasi, o patį knygos atsiradimą, tai reikia pradėti nuo pono Gedrimo, tai jo vienas skambutis, kitas po trečio skambučio aš jau puikiai prisiminiau Naująjį testamentą apie našlę ir nedorą teisėją. Nedoras teisėjas tai aš buvau, nes jau aš supratau, kad jeigu bus ketvirtas skambutis, tai aš jau su bet kuo sutiksiu, kad tik tai man daugiau, neskambintų ir nesakytų jisai viskas, nes, aš iš tų žmonių, kurie daro viską, kad nieko nedaryt, bet jau čia supratau, kad taip nebus. Ir jeigu ponas Gedrimas būtų Vokietijos gynybos ministru, tai tikrai to karo nebūtų, viskas būtų tvarkoj. Ir paskui jau pasirodė profesorė ir tada supratau, kad kas galėtų būti ES vyriausias derybininkas, kai viskas buvo užglaistoma, sutvarkoma ir ponas Gedrimas net nuraminamas, viskas buvo tikrai labai tvarkojama. Paskui užgriuvo didžioji darbų banga, tai ant daktarės Lygnugarienės, kuri 2 metus sudėjo tikrai tą knygą nuo širdaus ir tokio tikrai stipraus darbo. Na ir vis Jūratė pasirodydavo, suvest tenais galus, atpažinti, kai viskas tai buvo, iš tikrųjų toksai kolosalus darbas. Ir tai, viena iš tos pandemijos dalių, kas prasidėjo mūsų universitete, tai atsiminimų knygos, istorinės knygos ir jų tikrai daugėja.
Ir šiaip jau istorikai vengia rašyti apie dalykus, kol dar yra gyvų liudininkų. Bet vis dėlto verta rašyti, kol yra gyvų liudininkų, tas viskas yra sodresniam spalvom, įdomiau, svarbiau ir tas tikrai turi didžiulę išliekamą vertę. Dėkui. Aš iš tikrųjų tik tai noriu pratęsti tą mintį, kad prorektoriai labai gražiai kalbėjo ir kad prorektorė Vaiva Lesauskaitė buvo ne tik tai recenzentė, bet žmogus, kuris labai daug žinojo apie kardiologijos istoriją ir tą laikotarpį. Ir kai jūs gausite tą knygą, aš tikrai noriu jūs paprašyti, paskaityti tą paskutinį puslapį, kur labai trumpai, bet labai aiškiai pabrėžta tai, kas čia yra svarbiausia. Knyga dar kartą patvirtina profesorė Aldona Lukoševičiūtė Lietuvos medicinos legendą, kūrusi modernėją mediciną. Taip pat tai yra padėka profesorės kolegoms ir bendraminčiams, drauge dirbusiems prie kardiologinės reanimacijos ištakų. Na ir mes, kurie ten dirbome arba susitikome, visi esame nepaprastai jai dėkingi. Ir manau, kad ypatingai svarbų žodžiai yra tie Lietuvos medicinos legenda. Taigi dar kartą padėkokime prorektoriai už tokius gražius žodžius ir plojimais prisidėkime prie mūsų. Noriu padėkoti profesoriai pirmiausia už tą iniciatyvą ir už tą ryžtą ir tokį mokėjimą net ir nuotoliu iš tikrųjų suburti žmonės, priversti juos daryti darbus ir dabar dar visus sukviesti, pasidžiaugti rezultatų. Tai tikrai, kaip jūs sakėt, visų reikalinga komanda, bet tai komandai visą laiką reikalingas lyderis ir iš tikrųjų jūsų ir daktaro Gedrimo lyderystė iš tikrųjų šitoje vietoje buvo stipri, net ir aš tą pajutau, bet kadangi aš nieko nežinojau, tai buvau paliktas ramybei. Kuom profesorė man prisimenama, kaip, aš tada, kaip profesorė baigė turbūt savo kaip klinikos vadovės, nustojo eiti pareigas, aš tada buvau trečiam gal kurse ir tikrai turbūt dar vis studijavau kažkurią tai fiziologiją. Ir galbūt laikiau bendrąją chirurgiją pas profesorių Pundzių egzaminą, nors atsimenu, kad lyg ir Pavalkis mane tada labai stipriai pamokė gyvenimo tiesų. Tai iš tikrųjų aš džiaugiuosi, kad matydamas ne tik tai tuos universiteto savo mokytojus, bet ir klinikinių ir gyvenimo, aš taip sakyčiau. Tai, tarkim, ir jūs, profesorė, lyg ir vėlai labai susipažinom, aš iš tikrųjų turiu pripažinti, net nežinojau, kad yra profesorė Gedrimenė su tokiu indėliu ir taip toliau, ir staiga jūs pasirodot ir duodat pamokų, kaip reikia siekti tikslo, kaip reikia gyvenime nenusivilti, kaip kažkas galbūt ten neatsako į 5 laišką, ir tai iš tikrųjų vertingos visos pamokos. Kalbant apie profesorę Lukoševičiūtę, tai klausantis, kaip sakyti, jūsų ir šiek tiek aš galvoju, galimybę turėjau užmesti į knygą akį ir perskaityti, tai tie 2 dalykai, kurie, man atrodo, intensyvistus atskiria nuo kitų specialybių ir kodėl jai taip tiko, tai vienas dalykas yra techniškumas, nes specialybė yra labai techniška. Ta prasme, mes esam, kaip čia pasakyti, terapeutas su peiliu ir su kažkokiu tai dar įrankiu rankose. Tai vieni vadina mažieji chirurgai, kiti ten, sakau, terapeutas su peiliu. Tai reiškia, mes labai stipriai priklausome nuo technologijų, o jinai ne tik jomis mokėjo naudotis, bet jinai kūrė technologijas. Ir tai yra tas keičiantis dalykas, kas man atrodo labai svarbus. Tai vienas tas technologiškumas, o kitas, tai man atrodo jos tas charakteris, kur ir docentė Lygnugarė sakė, kad ir net ir tam tikrų konfliktų buvo ir su pačiais aukščiausiais, tarkim, ir universiteto vadovais ir panašiai, bet, žmogus tik su charakteriu, žinantis, ko nori ir gebantis, turbūt sunkiai aš įsivaizduoju tokius dalykus šiais laikais, bet tai tik tai parodo, kad dar kartą, kad tas intensyvistas joje buvo. Ir man labai iš tikrųjų įdomu dar toks dalykas, kad Lietuvoje, didžioji daly pasaulio, intensyvi terapija išsivystė iš anesteziologijos. Tarsi atsipumpuravo nuo anesteziologijos, nes anesteziologai buvo pirmieji
žmonės, kurie atliko intensyvios terapijos gydytojo pareigas ir taip toliau. O mūsų universitetai ligoniniai tarsi gavosi šiek tiek kitaip. Tarsi terapeutai, kardiologai vadovavo šitam, nuo kurių kažkurio momentu natūraliai, nes tai yra, šiek tiek, gal net ne šiek tiek, stipriai skirtingos specialybės atsipumpuravo. Bet mes ir su Andriu esam kalbėję, kad iš tikrųjų garbė būti tų šaknų, kaip sakyt, kamienais, galbūt 2 kartų augančiais. Mes turim bendrus rezidentus dabar, bendrus studentus cikluose ir šiaip kasdieninius reikalus bendrus. Tai man atrodo, kad mes tikrai turim geras šaknis. Profesorė jas, kaip sakyt, tvirtas mums paliko. Tie 2 kamienai beaugantis be abejo natūraliai vystosi. Ir iš tikrųjų tiek aš norėjau pasakyti, bet pasinaudodamas tą progą, kad jūs leidot man čia kažką dar pasakyti, man atrodo labai svarbu yra tie tikrieji amžininkai, tie žmonės, su kuriais mes vis dar dirbam, kurie atsimena profesorę, turi įvairiausių istorijų ir papasakoti ir tas pamokas galbūt perduoti. Tai ir jie taip pat švenčia jubiliejus, švenčia gimtadienius ir taip toliau. Tai aš norėčiau čia pasinaudodamas tą progą pasveikinti iš tikrųjų jubiliejaus progą centrinės reanimacijos ir gydytoją ir vadovę nepriklausomybės atgavimo metu, centrinės reanimacijos skyriaus vadovę Nataliją Kvitką, su jų biški praėjusiu, bet mes ilgai laukiam šitos knygos, nenorėjom sveikinti ir galvojom, kad tai bus gera proga. Sveikinu. Labai dėkoju, kad Natalija turėjo galimybę tikrai šiandien būti, nes turėjo ir klinikinių užduočių. Natalija kaip mus mokė, taip ir toliau mūsų jaunimą mokina. Tai ačiū labai Tomai, ačiū Natalija. Teisybės dėliai turiu pasakyti, kad tokio posūkio mes su Tomu nederinom. Negaliu pritarti, kad anesteziologija čia... Taip. Bet 1962 metais Kauno klinikose pirmasis skyrius buvo anesteziologijos intensyvios terapijos 68. Taip, bet iš tiesų ties teisybės dėliai tenka pripažinti, kad po to intensyvi terapija tvirtai laiko savo rankose tą vairą ir iki 1997 metų profesorė Aldona vadovauja ir gal dėl ten metų tikslių patikslinti galima, bet aš labai trumpai pasisakau kaip klinikos vadovas ir iš karto kviesiu jau profesorę Dalią inicijuoti tokią žaismingą diskusiją. Galbūt dar prieš diskusiją matys kitaip, nes tikrai yra žmonių, kurie turės ką pasakyti, gal visai neformaliai. Kiekvienas iš jūsų turėtumėt ką pasakyti, bet aš galiu tik tai trumpai pasakyti, kas labai svarbu man kaip studentui buvo. Profesorė Aldona dėstė labai siaurą sritį tuo metu, bet labai sudėtinga. Mums tai buvo dėstė homeostazė. Homeostazė buvo dėstama 5 kurse ir visos tos paslaptys buvo apie kalį, magnį, natrį. Turbūt, nežinau, gal dar kalcį ir tiek žinių, bet hipo, hiper ir tos paskaitos buvo ypatingai tikslios, galbūt dėl to mąstymo ir buvo labai aišku. Aš puikiai atsimenu, kaip kardiologijai man teko mokintis ir pas profesorę Aušrą ir pas docentę Danutę Satkienę vožtuvinių ydų hemodinamika. Irgi buvo labai aiškiai sudėliota, kas ten pasidaro, kaip kraujas šuntuojasi ir kaip ten ta kraujotaka dvigubėja. Tai tas pats buvo su homeostaze. Ir iš tiesų, kai tapom rezidentai, buvau paskutinis rezidentas, priimtas dar komisijai pirmininkavant profesoriai Aldonai Lukoševičiūtei, nes tais metais, 2001 metais rinkimuose laimėjo profesorė Dagmara Reingardinė ir taip supuolė, kad mes gal dar turėjom porą seminarų kaip rezidentai su profesorė, bet toliau jau profesorė mums nebedėstė. Tai tokia yra pedagoginė patirtis. O kaip asmenybę mes tikrai matėm ypatingą žmogų, kurio privengdavom. Ir kai privengi, tai ne todėl, kad ten nemėgsti, bet todėl, kad jeigu jau eini kažką pasakyti, turi kažką pasakyti.
Tai ir kardiologiniai reanimacijai, jeigu daktarė Mickevičienė nebūdavo toks moderatorius, kuris, žinot, ir pabart mokėdavo tvirtai, bet ir priglaust, kai reikia, tai profesorius Aldonas mes, nesimaišydavom po kojam, kur nereikia. Tai dėl to, kad gerbi ir bijojau. Tai toks mano tas jausmas, tikrai geras, pozityvus ir tada, profesorė Dalia, reikia pradėti organizuoti diskusiją, o jeigu ne? Prieš diskusiją aš norėčiau paklausti Astos ir Tauro, ar mes galime parodyti tą įrašą. Tai čia mus tarsi sugrąžins į realų gyvenimą, kurį jinai gyveno ir tada jau galėsim diskutuoti. Profesorė, habilituota biomedicinos mokslo daktarė Aldona Lukoševičiūtė pasitinka su ramia šypsena. Neišnyksta jį per visą pokalbį. Ir kaipgi kitaip, jei kalbamės apie gydytojus, kaip ji pati sako, laimingiausius gyvenimo metus, atiduotus tiems, kurių širdis silpnos, sergančios ir šaukiančios pagalbos. Širdis tai yra, turbūt pagrindinis dalykas, dėl kurio žmogus gali gyventi ir gali sulaukti ilgo amžiaus. Jeigu jo širdis gerai dirba, gerai funkcionuoja kiti organai tada ir be abejo jis gali ilgai nugyventi ir būti naudingas. Klausėme profesorės daug ir ilgo sveiko gyvenimo recepto, ir apie pacientus, kurių niekada nepamirš, ir apie drąsą būti pirmąja, tačiau pirmiausia pati pradžia. Gimiau ir užaugau Kaune, Žaliakalnyje, pasakoja gydytoja, staliaus ir namų šeimininkė šeimoje. Atminty įstrigę šilti vaikystės prisiminimai, pasivaikščiojimai parke savaitgalis ir didelis noras groti pianinu. O štai čia iš vienos nespalvotos nuotraukos žvelgia 4 merginos. Jei ne ši draugystė, kažin ar Lukoševičiūtės pavardę būtume girdėję kaip kardiologės. Neišsvajota stomatologija, o medicinos studijas, šiandien profesorė šypsosi prisiminus, paskatino rinktis pas minėtas drauges sutiktas tuomet dar studentas, būsimo širdies chirurgas Jurgis Brėdikis. Sako, ką tu, stomatologija labai siaura specialybė, geriau studijuok mediciną, tai ten galima pasirinkti paskui, ką nori. Pasirinktų kelių profesorė sako niekada nenusivylusi, neslepia, be galo norėjusi dirbti ir būtent darbas buvęs pats svarbiausias. Tiesa, tuomet 6-ame dešimtmetyje pradėjus dirbti Kauno klinikinėje ligoninėje, tokios kaip kardiologijos srities Lietuvoje net nebuvo. Širdies ligas, kiek įmanoma, gydė specifinių žinių stokoja bendro profilio vidaus ligų gydytojai, o pacientų su nesveika širdimi, pamena profesorė, vis daugėjo ir daugėjo. Nebuvo ir atskiros skyriaus tokiems ligoniams, tad iniciatyvos teko imtis pačiai. Pasakiau tada profesoriui, katedros vedėjui hospitalinės terapijos, Zigmui Januškevičiui, kad ar nereikėtų tokio skyriaus. Jis kažkaip pritarė ir tada mes nuėjome pas Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės ir gydytoją Petrą Jašinską. Ir po įkalbinėjimų, įrodinėjimų pagaliau jisai sutiko ir tai buvo įkurtas 40 lovų, pirmas Lietuvoje, turbūt dar Tarybų Sąjungoje nebuvo tokios skyrius. Pirmasis skyrius, specializuotas. Šiandien medikams turbūt sunku įsivaizduoti, kaip prieš kelias dešimtis metų dirbo jų kolegos, be specializuotos literatūros, be stažuočių, be mokytojo, kurio galėtum paklausti. Profesorė žinių koziriu tapo mokėta anglų kalba ir vienos pacientės pagalba. Jos dėka gydytojos rankose atsidūrė iš Jungtinių valstijų atsiųsta kardiologo Čarlzo Friedbergo monografija. Taigi teko mokytis patiems įsisavinti ir specialius tyrimų metodus. Pagrindinis tyrimo metodas tai buvo elektrokardiograma, kurią registruodame fotoaparato filmoje. Ir po to reikėdavo ją ryškinti, plauti, džiovinti, sukarpyti ir fiksuoti. Ir taip tokiu būdu buvo analizuojama elektrinė širdies veikla. Bet ir tai jau davė daug informacijos, susipažinus ir išmokus skaityti tą kreivę. Tai buvo galima diagnozuoti ir ūmų miokardo infarktą, ir širdies atskirų dalių padidėjimą, ir svarbiausia, įvairius širdies ritmo sutrikimus. Pokario metais, pamena profesorė, daug ligonių turėjo širdies ydas, įgimtas ir įgytas dėl reumatinės patologijos. Jiems tirti reikėjo kitų metodų. Profesorė pirmoji Lietuvoje pradėjo taikyti fonokardiografiją. Iki tol tai gydytojai spręsdavo apie širdies ydas, auskultuodami širdį.
o klausa žmonių yra skirtinga. Ir jeigu vienas ką nors girdi, tai kitas nebūtinai tą patį turi girdėti. Ir būdavo tokių garsinių fenomenų, kurie turėdami jautrę klausą jos girdėdavo, o kiti negirdėdavo. Tai jau kuris nors išgirsdavo tokį fenomeną, taip įsibėgdavom ir klausydavom tą ligonį ir aiškindavom, ar tu girdi, ar negirdi. Kartą pamena gydytoja, taip jai pavyko išgirsti ir nustatyti aortos įplyšimą. Dėja, tokiam ligoniui tuo metu pagalbos dar nebuvo, juk neretai širdis gydyta aspirinu. Nebuvo pagalbos ir ištiktiems mirtino širdies ritmo sutrikimo, širdies skilvelių virpėjimo, kol profesorė, perskaičiusi apie Jungtinėse valstijose širdžiai gydyti taikomą elektros srovę, ryžosi tai išbandyti Lietuvoje. 1963 m. kovą gydytoja, panaudodama elektros defibriliatorių, atgaivino pirmąją ligonę. Pacientė tai buvo gydytoja, kuri gydėsi kardiologinėme skyriuje ir rytą gydytojų vizitacijos metu įvyko mirtis. Tai kai man apie tai pranešė, aš skubiai su defibriliatoriumi atėjau į palatą ir padedant tą ligonę gydžiusiai gydytojai Danutei Vilkansienei, kartu atlikome elektrinę defibriliaciją. Ligonė atsigavo ir po to išvyko į namus, daug metų gyveno. Tų pačių metų 1963 rudenį profesorė defibriliaciją pradėjo taikyti ir nemirtiniems širdies ritmo sutrikimo atvejams gydyti. Tokių ligonių buvo daug. Taip susikaupė medžiaga sėkmingai apgintai daktaro disertacijai. O šis gaivinimo ir gydymo metodas tebetaikomas iki šiol. 1970 metais už jo sukūrimą ir įdiegimą į klinikinę praktiką profesoriai Lukoševičiūtė ir profesoriui Smailiui su kitais mokslininkais iš Maskvos suteikta Tarybų Sąjungos valstybinė premija. Pasaulinė sensacija tapo ir kitas gydytojos atkaklumą įrodęs atvejis. Pacientą su nuolat stojančia širdimi ji elektros srove gaivino net 33 kartus per 5 valandas. Liko jisai gyvas, žinoma, elektros srovės poveikyje įvyko paviršinis odos nudegimas, bet jisai sugijo ir neturėjo jokios įtakos jo likimui. Gydytojos atmintyje ir širdyje ryškiausiai spindi tie, kuriuos buvo sunkiausia gelbėti. Bet visuomet sako laikiusis dar studijų metais gerai įsidėmėto principo. Svarbiausia – nepakenkti. O šalia jo visada buvo didžiulis noras dirbti, ieškoti, tobulinti ir rizika. O jei nepasiseks. Toks dalykas egzistuoja kaip baimė tokia. Bet kai taikiau tą defibriliaciją, ligoniai, kurie neturėjo jokios kitos išeities, tai tada ta baimė ir mažesnė gaunasi. Nes arba padėsi, arba nepadėsi. Jeigu nepadėsi, tai niekas nieko nesakys, o jeigu padėsi, tai didelis malonumas, kad galėjai žmogui kažką tai padaryti gerą, išgelbėti gyvybę. Kūrybingas tai darbas, bet tikrai neromantiškas. Apie tai poetizuojamos ir apdainuojamos širdies gydymas, sako profesorė. Ir universalaus sveiko ilgo gyvenimo recepto tvirtina nežinanti. Aišku viena – širdį reikia tausoti, nealinti ir atsiradus negalavimams, kuo anksčiau kreiptis į gydytoją, ne į apsišaukėlį, o į tikrą specialistą. Ir šįsyk profesoriai užduodame paskutinį klausimą. 50 metų atiduotos kitų žmonių širdims. Ką jos jai suteikė? Man atrodo, kad jinai tiesiog leido panaudoti savo galimybės žmonių labui. Ir va tas gydomasis darbas, tai yra turbūt pats vertingiausias gydytojo darbas, kai jis betarpiškai padeda žmogui. Tai dabar sugrįžtame prie tos knygelės, kurią turėsite progą visi vartyti ir skaityti. Ir toje knygelėje, kai pamatysite gana daug skyrių, ir knyga prasideda nuo profesorės Aldonos Lukoševičiūtės gyvenimo istorijos ir jos pačios dienoraščio. Todėl tas, manau, įrašas, kurį visi kartu pažiūrėjome, leido suprasti jos vėlesnio laikotarpio gyvenimą, jos pasiekimus, bet sugrąžins jūs ir į jos vaikystę, skaitant apie jos pačios dienoraštyje paliktą informaciją. Toliau jūs matysite, kad skyriai yra skirti jos pasiekimams klinikinėme darbe, jos mokykla, kada jinai kūrė anesteziologiją reanimaciją, kaip skyrių, kaip kliniką. Toliau jūs matysite mūsų buvusios konferencijos prieš 2 metus įrašą.
Bet manau, svarbiausias skyrius, kurį dabar atidarome, atvirai, neskaitant knygos, tai būtų kolegų atsiminimai ar prisiminimai apie profesorę Lukoševičiūtę. Ir aš manau, kad mes šiandieną visų prisiminimų neišskaitysime ir neišvardinsime, bet grįžtant prie programos, pradėsime nuo tų, kurie programoje jau yra paminėti. Taip kad leiskite man visų jūsų vardu pakviesti labai garbingą mūsų šio renginio dalyvį, labai svarbų žmogų daugelio mūsų gyvenime, taipogi ir profesorės Lukoševičiūtės gyvenime, tai buvusį prorektorių, profesorių, habilituotą daktarą, daktarą Stropų. Prašome čia. Ačiū labai už suteiktą man tokią didelę garbę pasakyti kai kurias mintis. Ir žinoma, man labai sunku kalbėti, nes aš nesu klinicistas, esu anatomas, bet taip likimas man lėmė, kad norėjau būti klinicistas, bet nebuvau pakankamai patikimas tais laikais, kad galėčiau būti gydytoju, tai teko pasirinkti tą darbo sritį. O su profesoriu Lukoševičiūte aš taip bendravęs esu nemažai metų, nes daugelį metų teko dirbti administracinį darbą, tai dirbau kartu su profesoriumi Januškevičiaus komandoje, po to Praškevičiaus komandoje, rektoriaus Grabausko komandoje, taip kad aš tą pulsą, visą bendravimo kultūrą mūsų kai kurių žmonių, klinicistų tarpe aš jaučiau ir jutau, kad ten ne viskas yra labai gerai santykiais. Ir vat iš tų įtemptų santykių kartais, man atrodo, profesorė Lukoševičiūtė, būdama labai gera klinicistė, daugiau praleisdama laiko prie ligonio lovos, jinai buvo kartais nustumiama į šoną ir nesulaukdavo tos pagarbos, kurią jinai buvo nusipelnusi. Vat ir pamenu, kai profesorė Lukoševičiūtė šiaudien buvo prorektorius, man kažkaip susitikau, taip jinai sakė, aš išeinu iš darbo, sakau, kodėl taip skubate, sakė, žinote, jinai tada kaip tik nebuvo išrinkta, baigė tarnystę savo klinikos vadovo, sakė, man labai sunku matyti tai, kas vyksta šiuo metu prie ligonio lovos. Jinai buvo tiesiog nusivylusi tom pertvarkos reikalais, ar ten santykiuose, žodžiu, jinai labai išėjo gan liūdnų veidų ir be didelių iškilmių, paliko savo tą daugelį metų dirbtą darbą. Ir man labai malonu, kad vėlgi už Marių toli esantys mokiniai ją prisiminė. Ir va štai profesoriai didelė pagarba, kad prisiminė savo mokytoją. Ir atrodo, kad tos pagarbos kai kurie mokiniai savo mokytojams nelabai jaučia. Tai čia, aš manyčiau, kad didelis nuopelnas yra profesorės ir jos kolegų dabar dirbančių, kad šitą knygą išeina. Na, aš tą pačią progą persižiūrėjau biblioteką, turiu nemažą apie mūsų alma mater istorinės atminties leidinius. Ir ten labai įdomių leidinių yra. Ir man atrodo, kad šitas leidinys apie profesorių Lukoševičiūtę užims garbingą vietą. Manyčiau, kad labai yra geras leidinys, turbūt pats toks fundamentaliausias leidinys toje bibliotekoje yra profesoriaus Alfredo Žiugždos knyga. Jis taip gražiai pavadinta yra, perskaitysiu, maždaug 600 puslapio apimties knyga. Jisai aprašo savo prisiminimus nuo Tarpukario studijų iki profesoriaus Ivaškevičiaus vadovavimo pabaigos. Tai yra unikali knyga, siūlyčiau visiems paskaityti ir pamatysite, kaip mes judėjome į priekį. Ir man atrodo, kad čia tos problemos, kurios kildavo kartais
santykiuose profesorius Lukoševičiaus laikotarpį, ten yra pažiūrėta, yra kai kur užsiminama. Nebuvo taip lengva. Santykiai buvo įtempti sovietmetyje ir, žodžiu, mūsų karta studijų, mano amžiaus karta, tai yra, kurie atėjome į gyvenimą nepriklausomos Lietuvos paskutiniuose metuose, dešimtmetį, visam sovietmetyje, mes buvome auklėjami kaip mankurtai savotiškai, be istorinės praeities. Mesgi nežinom istorinės praeities, mes negalėjome žinoti, kas tai buvo, sakysim, Jurgis Žilinskas, buvo išbrauktas iš atminties istorijos. Jis nebuvo minimas. Aš dirbau anatomijos katedroje, net nežinau, kad profesorius Jurgis Žilinskas buvo kažkada, kažką tai kūrė kartu su profesoriu Lašu. Jis buvo išbrauktas iš atminties. Ir vat Jurgio Žilinsko knyga, kuri išėjo, buvo išleista Vilniuje, 5 metais berods primena tą laikotarpį. Profesorius Žiugžda savo knygoje, jinai taip gražiai pavadinta yra, tai perskaitysiu, gal jūs teko skaityti, bet mane taip Alfredas Žiugžda, priesaika nuo klaidų neapsaugo. Taip ir vadinasi ta didžiulė knyga. Ir jis ir paminė tą laikotarpį, ją perskaičius tą knygą gali suprasti, kodėl kai kurie mūsų tarpukario profesoriai buvo išbraukti iš atminties istorijos, aukštosios mokyklos. Va. Yra tokia labai įdomi knygų, radau 2 brošiūrėlės, tokias labai įdomias, kur noriu priminti, kaip mes buvom su istorija supažindinami. Tai viena tokia knygutė yra apie Vladą Kuzmą ir kita knyga parašyta profesorius Pelės Prašurkaus ir kita knygutė autorių išleista apie profesorių Praną Mažylį. Tai buvo viena knyga 67 metais išleista, kita 70 metais. Ir ten pristatomi šitie žmonės kaip su raudonavusiais šaknimis. Visai kitam lygmenį, negu mes dabar norėtume juos įvertinti. Tai labai gerai, kad, sakysim, profesorė Baliutavičienė parašė knygą apie Praną Mažylį. Šitą knygą mus sugrąžina į tą tikrąją vertę profesoriaus Mažylio. O štai, sakysim, apie Vladą Kuzmą taip ir liko nereabilituotas dar kol kas. Istorikai galėtų vėlgi apie jį kažką tai gero parašyti. Tokių prisiminimų, man atrodo, tų knygų yra neblogai parašyta, gerų. Ir ta knyga, kurį šiandien pristatoma, aš manau, tikrai užims garbingą vietą tos mūsų aukštosios mokyklos istorinės atminties lentynoje. Taip kad ačiū labai. Labai malonu kad priemonė dalyvautų, ačiū iš pakvietimą ir atsiprašau, aš tokia nevyšlė kalba, bet jinai tikrai labai norėjau nuoširdžiai kažką tai pasakyti tą progą. Geros sėkmės jums, gerbent savo mokytojus, rašant prisiminimus apie tos laikus, kurie yra dar nepakankamai išleisti ir pagarsinti. Ačiū už dėmesį. Aš nenoriu per daug nukrypti nuo programos ir labai dėkoju prorektoriui, kuris sugrąžino mus į istoriją. Ir tikrai ta istorija ir prisiminimai yra nepaprastai svarbus. Kiekvienas iš mūsų matėm istoriją gal iš skirtingo taško, bet tai, ką jūs išsakote, jūs esate gyvieji liudininkai. Aš žvelgiu į jūs ir galvoju, aš net ne visų turbūt pavardės jau prisimenu, bet taip smagu, kad jūs esate čia ir labai norime išgirsti jūsų balsus. Taigi pagal programą mes vis tiek paprašysime buvusi klinikų vyr gydytoją, profesorių habilituotą daktarą Juozą Pundzių. Prašom. Mėly žmonės, švenčiam šiandien garbingo žmogaus atminimą. Labai gražiai parašyta: gydytoja, mokslininkė, mokytoja. Žiūrint iš tos istorinės prizmės, ką profesorius Stropus
paminėjo, kas labiausiai vertinama būtų šitame žmoguje. Atrodo, kad viskas. Ir puikiai gydytoja, ir mokslininkė, apdovanota su premijomis, ir mokytoja. Mokytoja lyg tai suprantam kaip studentų mokytoja. Bet šiandien gydymo tie metodai, sakykime, kurie ten buvo, jų nelabai čia pasimokysi. Nors jie tada labai pažangus buvo. Iš to mokslinių tyrimų, kurie padaryti, šiandien irgi nieko nepasiremsim. Bet kas imponuoja labiausia, tai kad tai buvo nauja. Ir išbandyti pirmajai daugybę dalykų teko. Tai ir yra didžiausias mums pamokymas, kad nestovėti vietoje, ne ta, kas pasaulyje jau sukurta, kas egzistuoja, o dar ieškoti ir rasti, kad ir Marijampolės šitoje ligoninėje, aparatą, kurį galima pritaikyti. Taigi savo prisiminimuose aš gal labiau ir akcentavau, aš nenoriu čia jų skaityti, bet aš akcentavau tą daugiau mokytojos ir žmogiškumo santykį. Ir kai aš čia pavadintas kaip bendradarbis, labai didžiuojausi, nes metus laiko dirbau reanimacijoje ir kai po budėjimo reikia ateiti atsiskaityti, sėdi profesorė Lukoševičiūtė, sėdi skyriaus vedėja Natalija ir dreba kinkos ir reikia pripažinti ir klaidų, tu pats supranti yra. Ir praktiškai niekada negaudavau barti. Mokėdavau pasakyti, kad čia klaidelė yra, bet tai neįžeidžiant manęs jauno tada chirurgo, nes dar vienu aspektu mes panašus su profesorė, ji baigė su pagyrimu Kauno medicinos institutą tais metais, kai aš gimiau. Taigi gydytojos tikrai tuo metu buvo didžiulis autoritetas. Šiek tiek mes gal jos ir bijojom ir žiūrėjom į pagarbą, kaip žiūrėti į aukštai stovinčią statulą, bet į savo šypseną nupirkdavo iš karto ir atleisdavo, ir patardavo, ir pamokydavo, ir netgi stengėsi nukreipti mano gyvenimo kelią į intensyvią terapiją. Po metų laiko sakė, kad aš jau turėčiau vietoj Natalijos likti, nes Natalija jau sakė, nori išeiti. Manęs tas kraujas vis tiek labiau traukė. Ir aš manyčiau, kad tie prisiminimai, kuriuos šiandien žmonės sako, rašė, yra daugiau susiję kaip tik su žmogiškųjų santykių atžvilgiu. Ir sunku atsisakyti, nerašyti apie profesorę. Žinau, kaip Mekas buvo pavesta jam nemažai ten knygų parašyti ir apie kitus. Ir nemažai žmonių atsisakinėjo. Sako, aš nerašysiu apie atsiminimą apie šitą žmogų. Apie profesorę nebuvo atsisakančių, kad dėl kažkokių prirašių apie ją kažkas nerašytų. Gal iš tingėjimų kas nors. Taigi aš manau, kad ta knyga ir yra vertinga tuo, nepamokyti kaip gydyti, nepamokyti mokslinių metodų, bet kaip bendrauti, kaip padėti jaunesniems kolegams, kaip suprasti ir kaip mokyti. Tai ačiū. Aš labai noriu pristatyti, netidėliojant, vieną aktyviausių mūsų grupės narių, tikrai vedusius mus į priekį užbaigti šį atsakingą darbą
ir tą knygelę pateikti jums kaip mūsų kritikams ir skaitytojams. Daug valandų jinai išskyrė, daug laiko paaukojo, surado visus, kurie ir neatsakydavo telefonu. Taip, kad tikrai jos dėka turime pripažinti, tas sukurtas produktas bus greitai jūsų rankose. Leiskite pakviesti docentę daktarę Jūratę Vaitiekūnienę. Labai smagu ir džiaugiuosi, kad esu tikrai profesorės mokinė. Ir tuom tikrai visada didžiavausi, nes tiek žinių, kiek aš gavau iš jos, aš nežinau, ar aš būčiau kitur gavus. Betarpiškai dirbau su profesorė 18 metų, su tokia trumpa pertraukėlė. Ir kada Dalia pamėtėjo tokią idėją, kad reikia prisiminti, atgaivinti visus darbus, kuriuos dirbome kartu, kur praleidome dienas, naktis, tikrai daugiau ligoninėje, klinikose negu namuose. Nebuvo jokios dvejonės. Ir pritariau, sakiau, tikrai, kiek leis galimybės, tą mes turime padaryti. Ir kodėl? Todėl, kad aš vienintelė gyva iš tų 1968 metų gydytojų, kurie pradėjome darbą centrinėje reanimacijoje. Liūdna, bet daugiau nėra gyvų. Na, dar vienas žmogus, kuris sėdi šioje salėje, man kaip tuo metu kuriančiai dirbtino inksto laboratoriją talkino laborantė dirbusi Danguolė Zablockaitė. Šiandien biomedicinos mokslo daktarė Danguolė sėdi čia. Tai jinai tikrai irgi nuo 1968 metų irgi žino centrinės reanimacijos gyvenimą. Taip, neilgai ten dirbo, nepamenu, bet turbūt gal metus laiko. Ir norėčiau labai padėkoti visiems, kurie parašė atsiminimus. Rinkti juos buvo sunkoka. Minėjot, kad praktiškai visi, ką paprašai, tuoj pat su geriausiais norais atsiliepia, dėja man taip nebuvo. Kodėl? Gal ir tie permainingi sunkus laikai, aš papasakosiu, kaip buvo pati pradžia tos skyriaus kūrimosi, nes privalau tą pasakyti, daugiau jums niekas nepasakys. Gal dėl to, kad ir sveikatos jau neleidžia, kurie yra jaunesni už mane, bet sveikata neleidžia. Taigi surinkti tuos prisiminimus nebuvo lengva, bet labai ačiū visiems, kurie tikrai nepatingėjote, prisiminėt ir parašėt ir visą tai atgulė mūsų šitoj knygoj, kurią galim didžiuotis, tikrai prisiminimai verti dėmesio. Dabar trupučiuką tas pati pradžia centrinės reanimacijos skyriaus įkūrimo. Skyrius buvo įkurtas centrinėme pastate klinikų 3 aukšte atitvėrus koridorių. Na, iš vyresniųjų sėdi mano draugai profesoriai ir Dumčius, ir Zabiela. Prisimenat, kad durys atsiskleidžia, nes jos nebuvo rakinamos, nebuvo rankenų ir
įstumiamas vežimėlis su sunkiausia patologija, sunkiausioj būklei ligonis. O, ir tu ką nori, tą toliau elkis. Patys pirmieji gydytojai buvo Birutė Šlapikienė, Algis Vaičėnas, Gediminas Kanaporis ir Salomita Taftienė. Deja, jų jau nebėra. Jau jie jums nepapasakos. Ir tais metais, rugpjūčio mėnesį po baigimo medicinos instituto gydomojo fakulteto atėjau aš ir tuo pačiu laiku atėjo Audronė Mickevičienė. Deja, jos irgi nėra. Na, o visi kiti toliau atėjo ženkliai vėliau. Pačios sąlygos buvo jums sunku įsivaizduoti. 4 studentų kambariai, iš jų viena patalpa skirta laboratorijos man įkūrimui ir 3 palatos ligoniams. Iš karto gulėjo po 2 ligonius, o toliau buvo ir 4. Tiesiog praeit buvo sunku. Kaita gydytojų buvo didžiulė. Tokias sąlygas tikriausiai ne visi galėjo pakelti, todėl padirbę pakankamai trumpai, keldavo sparnelius ir bėgdavo į kitus ar skyrius, ar kitas ligoninės. Jeigu aš čia pradėčiau vardyti pavardės, žinot, nemažas būtų tikrai sąrašas, kurie praėjo pro centrinės reanimacijos skyrių, tačiau jame neužsibuvo. Aš dirbau ir tame, kuris buvo tam 3. aukšte, o kada plėtėsi, buvo perkelta į 2. aukštą, ten, kur dabar yra dirbtino inksto skyrius, ten teko dirbti. Toliau, kai pasistatė naujas korpusas, kur dabar jūs randatės tenai, tik tai žinoma, ženkliai patobulinta, nes irgi įkišau nosį ir pažiūrėjau, kaip atrodo šitas skyrius. Tai yra kur kas lengvesnės, geresnės sąlygos. Ir jeigu palyginsim, kad mes matavome pulsą palpuodami, kad mes matavom kraujospūdį gyvsidabriniu manometru ir savo raumenis treniravome, kad mes matuodavom veninį spaudimą, paėmę linijuotę, kad nebuvo monitorių, kad turėjome vieną RO aparatą, tai turbūt ir aišku, kodėl gydytojai negalėjo užsibūti tame skyriuje ilgesnį laikotarpį. O jeigu prisiminsim ir hemodializės, kada būdavo atliekama, ligonis guli tame pačiame koridoriuje, tam 3. aukšte, ir šalimais jo 200 litrų bačka, ant jos sumontuota aparatūra su pusiau pralaidžiom membranom, žarnelėm sujungta ligonio kraujagyslės su tuo aparatu ir per visą naktį pro šoną praeidami, prašliauždami tiesiog, turime atlikti dializę. Tai ar tai galima palygyti tą laikotarpį ir šitą? Kodėl aš tą akcentuoju? Nematau aš čia jaunų veidų, bet bent tie jaunesni kolegos, tęskite tą centrinės reanimacijos skyriaus istoriją, kol yra dar gyvų dirbusių žmonių. Čia sėdi ir Danutė Gendutienė, kuri buvo 2. aukšte tada, kai buvo reanimacija skyriaus vedėja. Na, o paskui jau 3. aukšte, tai jau čia aišku, Natalija. Taip, kad kol yra gyvų žmonių, tai ta istorija bus tikrai tokių neiškraipytų faktų. Bus švari,
Dar prisiminiau vėlgi. Dabar yra, reiškia, baro kameros, atskiri skyriai. Pas mus tada atvažiuodavo karo gydytojas Vaitkaitis Algimantas. Atvažiuodavo prie vestibilio, prie centrinio įėjimo su sunkvežimiu. Ir jame buvo įmontuota ta baro kamera. Burgzdavau motoras, na sakykim, visą dieną. Ir ten buvo įguldytas ligonis. O dabar patogumai. Aparatūros pilna. Sekimas idealus. Tyrimai puikiausi. Įvertinkite tai, bet nepamirškite ir istorijos. Nes jeigu nebus gyvų liudininkų, istorija iškraipoma. Ta susidūriau ir aš. Tai kol dar protas neapleido, kol aš galiu dar pasakyti, aš galiu daug pasakyti. Dar kartą ačiū visiems už tą knygą, kad galėjome išleisti. Didžiuokimės, kad esame mokiniai, o kodėl mokiniai ir vėl prisimenu, čia, matot, man dabar kaip filmas, kuris mane sugrąžino į jaunystę ir tie kadrai eina taip. Tai prisiminus pirmas dienas, kodėl mes pavadinome mokytoją, nes tikrai prie pavadinimo labai daug galvojome. Atėjo 4 reanimacijos, sakėm, asai, kurie, kaip sakiau, Šlapikienė, Kanaporis, Vaičėnas ir Taptienė. Ir mes atėjom su Audronė Mickevičienė. Aš ir Audronė. Naujas sritis. Mes nemokam, tikrai nemokam. Ką darė profesoriai? Tada ji nebuvo profesoriai, taip mes daktarė vadinom ją. Ji mums kiekvieną savaitę organizavo pamokėles, kaip tikriems mokinukams, skirdama temą kiekvienam. Šitą savaitę tu pasiruoši intoksikaciją acto esenciją, nes tais laikais buvo labai madinga gerti acto esenciją. Kitam skyriui tu pasiruoši intoksikaciją medikamentais, nes irgi buvo labai madinga. Ir kadangi buvo prievarta, privalu atlikti kiekvieną savaitę politvalandėlės, tai vat po tos politvalandėlės, o ką ten darydavom? Nugi perskaitydavom ne Kauno, bet Komjaunimo tiesos, ar dar ten kažkokio tai laikraščio vieną straipsnelį, tai būdavo politvalanda. Ir toliau sesutės eina dirbti, o mes prie stalo, nes tai buvo mūsų vienintelė poilsio vieta, kėdė ir stalas tam koridoriui, ir visi klausydavom, ką tas pasiruošęs temą atsakinėja, o profesoriai mus papildydavo. Tai vat iš kur ir gimė ta, kad tikrai tai buvo mokytoja. Aš nekalbu toliau apie tai, kiek mes gavome žinių ir tobulėjome, bet pirmieji žingsniai tai buvo jos kaip mokytojos. Taigi didžiuokimės, kad esame jos mokiniai. Aš tuom tikrai didžiuojuosi. Ačiū. Istorija tęsiasi. Ir Natalijos Kvitkos vardas tiek kartų paminėtas, jinai šiandien jubiliatė. Kviečiame ją. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems įkūrėjams, iniciatoriams ir veikėjams, kurie galiausiai padarė šitą didelį darbą ir mes turėsim tokią nuostabią knygą. Ir Daliai Gidrimienė, ir Jūratė, ir muziejus darbuotojams tikrai su visais buvo susitikus ir labai dėkinga už tai. Su profesoriu Lukaševičiūtė dirbu nuo 1981 metų. Daug laiko. Tikrai ne mažiau negu Jūratė Vaitikūnienė.
ir su nedidelė pertrauka. Nu, nesakysiu labai daug tų žodžių gerų, nes jau visi mes ir žinom apie tai, ir skaitėm, ir skaitysim, ir klausėmės. Pasakysiu tik tai, kad labai dėkuoju likimo, kad mane suėdė su profesorė Lukoševičiūtė, su šitą moterim. Mano mamos gimimo metų jinai buvo mums skyrių mama. Žinot, mes kreipėmės visokių klausimų pas ją. Ir ne tik tai mokslinių, ne tik tai darbinių, bet ir visokių ir gyvenimiškų. Ir tikrai viską buvo gyvenime. Yra nulikęs ir labai sunkių prisiminimų, ir labai sunkių, ir jokingų, linksmų, ir ašaringų visokių. Bet tikrai labai dėkinga, kad esu šitam susirinkime ir sudalyvavau šitame renginyje. Parašyti buvo labai sunku, nes kai atsisėdu rašyti, tai galvoju, viešpati, tiek visko daug, ar gali viską pateikti. Tai labai nedaug parašiau, bet prisimenu labai daug. Ačiū labai visiems. Gyvenimo ratas, kaip sakiau, sukasi. Jisai kartais toks negailestingas. Ir net tarp tų, kurie parašė savo prisiminimus, mes jų neturime šiandieną salėje. Tas sąrašas gana liūdnas ir turbūt visos pavardės jums labai gerai žinomos. Todėl mes skaitysime jų prisiminimus knygoje, bet jų nėra tarp mūsų. Taigi, tarp tų išėjusiųjų ir buvęs universiteto instituto rektorius, akademikas Antanas Praškevičius, su kuriuo asmeniškai teko pabendrauti ir užrašyti jo žodžius, rasite knygoje. Akademikas Jurgis Brėdikis su labai gražiais prisiminimais irgi bus knygoje. Gydytoja Audronė Mickevičienė labai daug pasakojusi apie savo darbą, daug metų man teko kartu išdirbti, nors jaunoji karta ir nelabai žinojo apie mus ten pasislėpusius kardiologinėje reanimacijoje. Docentas Zenonas Dilevičius ilgas valandas paskyrė pasakoti savo gyvenimo ir savo veiklos ir savo mokslinės veiklos darbo pasakojimams. Gydytoja Audronė Solskinė, kuris spėjo trumpai parašyti prisiminimus ir tuoj pat paliko mus, ir profesorius Arvydas Šeškevičius. Gal turėčiau pridėti dar ir profesorės Misevičienės pavardę, kadangi ji prisiminimų nepaliko, tačiau prisidėjo prie knygos ruošimo. Taigi, jų pagarbai tiesiog norėčiau visus paprašyti, pagerbti juos visus minutėlę tylos. Labai ačiū visiems. Dabar mes dar turime kitus pasisakymus. Aš jau matau profesorių Zabielą, aš manau, kad jis tikrai norės porą žodžių. Matau kitus, kurie irgi, manau, dega noru porą žodžių pasakyti. Mes oficialaus sąrašo neturime, bet po šitų pasisakymų mes turėsime pabendravimą ir be abejo dar galėsime išgirsti Gulbės giesmę. Tai buvo paskutinis Lukoševičiūtės prašymas. Taigi prie kitų pasisakymų. Profesoriau Zabiela, jūs taip gražiai parašėte, tiek daug, pasakykite porą žodžių. Tai žydų tautybės žmogus, kurio duktė išvyko į Izraelį ir jis pakluso profesoriaus Januškevičiaus ir rektoriaus prašymų, nevažiuok tu, nes jei tu išvažiuosi oficialiai iš katedros, tai mūsų katedra turės blogą įspūdį, niekas negalės įvažiuoti į užsienį, tais tarybiniais laikais. Tai va, tai jisai liko čia ir ką jisai yra padaręs? Jis yra paminėjęs profesorę Lukoševičiūtę kaip labai perspektyvą medikę, kuri pradžioje buvo Prienuose ftiziatrė ir, gal ten kelis mėnesius dirbo. Tai jisai
sužinojęs, kad yra laisvas kažkoks etatas hospitalinės terapijos katedroje, aš bijau dabar tiksliai pasakyti, tai įkalbėjo Januškevičių ir Jašinską, kad prašytų ministro, jog ji būtų atleista. Tai čia tas žmogus, taip vadinasi, tokiu būdu tokie žmonės vadinami arba įtėviais, arba kitas tai įvaikiais, reiškia. Tai va, tai Vitenšteino nuopelnas yra tam tikras ir šiuo atveju. Nu, žinoma, su Lukoševičiūte teko daug labai bendrauti ir studijuoti kai ką Maskvos bibliotekose. Vat, pavyzdžiui, aš turiu rankoje knygą Narušenė ritma į pravadimas į sercą rusų kalba, kur 32 000 egzempliorių išleista Maskvoje leidykloje Medicina. Tai mes rinkome tą literatūrą, nu ir labai pažinojau, kad tikrai labai tiesiog šviesi asmenybė. Turtinga ir galinga ir taip toliau. Ir taip toliau. Nu, nežinau, daugiau ten galima tik tai priminti tokį dalyką, kad kada ji norėjo įstoti aspirantūroje, jauna gydytoja, nepriėmė, nes reikėjo pažeisti savo politinius pažiūras. Jie išliko ištikima savo pažiūrom, tai nebuvo žmogus, su kuriuo buvo galima manipuliuoti. Ji darė įtaką be manipuliavimo savo pavyzdžių, savo žiniomis, savo veikla, savo kūrybą ir taip toliau. Nu, tai galva tiek galima pasakyti. Žodžiu, be Lukoševičiūtės aš neįsivaizduočiau mūsų medicinos istorijos Kaune ir Lietuvoje. Jau visi šnekėjo apie profesorės įnašą į medicinos sritį. Pasakykit, kas esate, aš tai žinau, bet visi turbūt žinote, ne? Visi. Aš dirbau virš 30 metų medicinos akademijoje, o paskui išėjau kitur į paliatyvią mediciną. Jau. Mano pavardė Poniškaitė Inesa, o buvusi Šimkutė. Katedroje buvau Šimkutė tada. Šimkaus sesuo. Viskas labai, matot, kaip susideda. Tai prašom sakyti. Man teko susidurti su profesorė kaip nepaprastai visapusišku žmogumi. Turbūt niekas pas mus katedroje tiek neturėjo visapusiškų žinių, kiek jinai visose srityse. Jinai puikiai žinojo meną, visas meno kryptis, žinojo pasaulinius dailininkus, senosios Lietuvos dailininkus. Ir kai aš pradėjau domėtis paliatyvia medicina, tai jinai man davė vieną svarbų patarimą. Aš žinojau, kad labai sunku, labai gerai vystosi paliatyvi pagalba Anglijoje, Didžiojoje Britanijoje. Tačiau ten labai brangu. Tai jinai man patarė, tiesa jau tada, kai buvau išėjus iš akademijos, tai jinai man patarė, sako, tu parašyk laišką į Lenkiją profesoriui Lučakui. Sako, ten jie turi tikrai irgi daug žinių, nes pas juos atvyksta specialistai iš Anglijos. Ir suprantat, ir mes ją paskui, ir aš tikrai nuvažiavau ir mes nemokamai daug metų važinėjom ten. Pirma, aš paskui vienu metu net 4 mes nuvažiavom į Lenkiją. Ir profesorė mes išrinkom pirmąją paliatyvios slaugos prezidentę Lietuvoje, nes mums reikėjo tokio žmogaus, kuris turėtų labai didelį autoritetą. Tai vat už tą aš jai labai esu dėkinga.
Ir mane labai žavėjo tas visapusiškas ir filosofija žinojo, ir dailė, ir viską, žodžiu, šito aš labai žavėjausi tikrai. Ir esu labai dėkinga, jei nekalbant apie mokslus. Ačiū. Prašom dar. Profesorė Irena. Profesorė Irena, irgi prorektorė, tai jau kaip dės dabar, tai... Labadiena. Pirmiausiai labai džiaugiuosi, kad matau savo mokytojus, kardiologus, profesorių Zabielą, kuris mane mokė Launo ekstrasistorių klasifikacijos. Bet iš tikrųjų turiu pasakyti, kodėl šiandien atėjau. Atėjau dėl 2 priežasčių. Pirmiausiai, kad profesorė Lukoševičiūtė buvo mano mokytojos, profesorės Baubinienės bendražygė, bet buvo 2 skirtingos asmenybės. Jeigu reikėjo proto, jeigu reikėjo trumpo patarimo, Baubinienė, Aldona, ateik pas mane. O aš aišku buvau jauna, aš nieko nežinau apie tas visas peripetijas, kurios buvo, bet iš tikrųjų žmonės iš karto galima atskirti. Ir tai, ką liudininkai kalba, ir aš buvau iš tų liudininkų, tai buvo iš tikrųjų, kaip mes sakydavom studentai, proto bokšte. Ir būdavo baisu ateiti pas ją, pasakyti ką nors kvailo, nes protingo negalėjai tuo metu pasakyti, bet niekada nepasakė blogo žodžio. Ir ta va tokia įdomi, sakyčiau, kaip Leonardo da Vinci Mona Lizos šypsena. Tokia nusišypsodavo ir tu nežinodavai, ar tu tikrai gerai pasakei ar ne. Gal aš neteisi, bet taip. Ir aišku, šiandien aš labiausiai noriu padėkoti jums. Ar jūs mane atpažįstat? Aš tai jūs atpažinau. Ir iš tikrųjų, kas mane nustebino, kai tinklapyje perskaičiau, kad bus knygos pristatymas, tai pirmiausiai pagalvojau, bet tu pasižiūrėk, kodėl visgi ne mūsų žmonės tą inicijavo, o jūs už Atlanto tą turėjot padaryti. Tai buvo pirma priežastis, kodėl atėjau, pažiūrėt, kaip jūs tą padarėt, nes aš bandau, paskaičius apie šitą knygą, kitais metais inicijuoti profesorės Baubinienės, todėl kad kitais metais bus 100 metų jos gimimo metinės ir aš daug gavau pamokų. Bet turbūt vieną pamoką, kurią šiandien, kadangi yra daug administratorių, aš esu buvusi administratorė, aš tam tikrą prasme apsidžiaugiau, kad profesorė Lukoševičiūtė matyt buvo panašaus charakterio kaip aš ir kažkaip nukentėjo, kadangi visgi iš tokių didelių pareigų kažkaip krito, man geriau pavyko, nes aš išėjau į pensiją ir dabar galiu daryti, ką noriu ir manęs niekur nenužemino, nors irgi visai buvo. Tai pamoka tokia, kad iš tikrųjų negalima pamiršti istorijos, kad istoriją reikia rašyti tada, ne kai žmonės numiršta, bet kai jie yra gyvi. Todėl, kad kai kas sakoma apie juos, nėra tikra tiesa. Tai ašgi norėčiau, Dumčius čia apie mane kalba, nes jis buvo mano laboratorijai vedėjas ir gaudavo irgi, biški pasidroždavo mes abu. Tai iš tikrųjų reikia kalbėti, kai žmonės gyvi ir vieni kitiem pasakyti, ką apie kitus galvoja, bet nenešioti įvairių paskalų ir šiandien taip ir liko. Neaišku, nors kai kam iš tikrųjų aišku, kodėl profesorė turėjo pasitraukti. Tai aš būčiau už tai, kad iš tikrųjų šitas universitetas būtų tiesos ir išminties universitetas. Ir nereikia ten slėpti tų protokolų, nes vis tiek žmonės tarpusavę viską žino. Ačiū visiems ir tikrai ačiū jums labiausiai. Tai mes vienas į kitą žiūrėdami klausėme salės, ar yra norinčių toliau tęsti pasisakymus. Tauta be istorijos, tai tauta be ateities. Tai čia puikus pavyzdys, kaip gali maža iniciatyvinė grupė nuversti tokius kalnus, kad mūsų Lietuva žinotų apie iškiliausią medicinos asmenybę, mūsų mylimą, gerbiamą Aldoną Lukoševičiūtę. O ta iniciatyvinė grupė tikrai nebūtų įveikus jokių okeanų, jeigu ne mūsų miela Dalia Giedrimienė. Tai Dalyte, aktyviausiai grupės nariai nuo mažiausiai aktyvaus grupės nario.
Ačiū, Ramūnai. Čia ypatinga dovana, kai savo grupės draugai pripažįsta, kad mes toliau tebe esame draugai ir vienas kitą turime paremti. Ačiū. Profesorė Aušra, prašom. Profesorė Dalia patyrė didelį jubiliejų. Jai sukako daug gražių metų vasario 27 dieną. Ir jinai tikrai yra gerbtinas asmuo vien todėl, kad jinai mūsų kartoje, čia daugiausiai sėdinčių žmonių, ta pati karta, jinai prisiminė savo mokytoją ir paskyrė savo mokytojui daug dėmesio, širdies ir meilės. Tai pirmiausiai pasveikinkim Dalią su jos 70-mečių garsiais plojimais. Profesorė yra pripažinta garbės konsulė Lietuvos Respublikos Konektikute ir tikrai yra šių metų, manau, kad apdovanojimas ir įvertinimas turbūt labiau. Vėlgi tai yra bendras lietuvių bendruomenės darbas ir profesorės aktyvumas. Dar kartą vis dėkoju tokiam kantrybėje esančiam profesorės Dalios vyrui. Profesorė yra mūsų universiteto tarptautinės ekspertų grupės narė, joje yra tik tai 6 nariai iš viso, tai irgi yra labai svarbi veikla, kuri kultivuoja tą universiteto matomumą už jūrų marių, overseas turbūt, taip reikia sakyti. Na ir, bet dar neužgeisinam kalbos, aš vis tiek dar gal žvelgiu intensyvę terapiją, nes nuskambėjo, kad čia nėra jaunuolių. Tai jaunuolis Raimundas ir jaunuolis Andrius provokuoja dar vis tiek kokį sakinį. Tai prašau. Iš tiesų, docentas Raimundas Vaitkevičius tikrai protingas ir sumanus tuo metu doktorantas, nežinau, ar jis buvo visgi anatomijos mokslininkas, bet klinicistas intensyvioje terapijoje. Ačiū, Andriu, bet į tą pasakymą, taip, tikrai jaunų nėra, bet primečiau, kad tiek vienas jaunas, tiek Andrius jaunas ir visi praktiškai, galim pasakyti tą patį, kontaktų tokių labai didelių nebūta. Aš atsimenu tą homeostazę, atsimenu tą knygutę, atsimenu, kaip Andrius minėjo, kad be reikalo keli gal nereikia maišytis. Prisimenu, kad profesorė yra ir buvo mūsų ikona. Tikrai žinau, ką jūs visi čia minėjot, kad tą variantą, ką aš praeitą kartą klausiau ir girdėjau dabar, tikrai tai buvo, galiu liūdyti. Labai man patiko mūsų dabartinio vadovo Tomo pasakymas apie tuos 2 stiebus. Tikrai profesorė buvo ta, kuri paruošė ir savo aplinkoje mums išaugino tas šaknis ir man atrodo dabar augam gana stipriai. Ir aš jau norėjau Tomą pagirti už tą gerą analogiją, jinai man, aš taip pat kažkaip jis gražiai pasakė ir įsivaizduoju profesorę šitose šaknyse. Smagu, kad turime ką prisiminti, kad turime savo mokytoją, turime tokį prekinį ženklą, kaip dabar galima sakyti. Tai yra mūsų praeitis ir kai tik būna, ačiū už visus šitos renginius, kai tik būna galimybė visada malonu ateiti ir liūdyti visą šitą. Ačiū daugiau, ką aš nebesikartosiu visais. Gal dar kas sakiniai? Jeigu ne, tai turbūt prašysime profesorę Dalią finalizuoti. Dar nepasakėm, vis tiek šeimos vertybė yra labai didelė. Tai ne tik yra vyras Edvinas, bet ir sūnus, kuris studijuoja pas mus, Deividas, medicinos fakultete. Ne veltui aš čia gavau tą mikrofoną valdyti. Tai ačiū. Deividas yra, įsivaizduokit, vyrukas gimęs Amerikoje atvažiavo studijuoti į Lietuvą. Tai vis tiek reikia turėti tam tikro ryžto. Tai gerai. Tai ir atiduot vaiką mūsų universitetoje, aš čia iš profesoriaus Kęstučio mokausi, tai jau kaip ir lygis, nors galėtų į ne vieną universitetą Amerikoje įstatyti mama. Bet gerai, prašau Dalia, reikia pabaigti. Aš grįžtu prie tos knygos.
mes ne viską išsakėme, ne visus paprašėme pakalbėti apie tai, ką jie parašė. Jūs rasite dar labai daug įdomių dalykų. Tačiau, kadangi programa iš tikrųjų eina į pabaigą, mes ją norime užbaigti. Ir užbaigti su tuo pagarbos ženklu. Ypatingai svarbiu mums visiems, kadangi Aldona Lukoševičiūtė lieka tarsi mūsų šeimos nariu. Mes vienaip ar kitaip susiję, mes prisiminsime ją, skaitydami tą knygą. Ir jeigu jums kils kažkokių kitų norų, ką nors pridėti, pataisyti, mes mielai liksime ryšyje. Manau, kad mūsų šeima toliau didės, nes iš tikrųjų istorijos išlaikymas reikalauja mūsų ryšio tarpusavyje. Ir prieš tai, kada mes eisime pasidžiaugti egzemplioriumi knygos, kurią gausite, ir prieš tai, kol mes eisime pasidžiaugti vaišėmis, dar noriu tą melodiją išgirsti kartu su jumis, ką buvo paprašiusi Aldona.